Dabar jūs randatės eismo valdymo centre, tai yra dispečerinė. Ir vienas iš pagrindinių, sakykime, kertinių dalykų, tai yra centras, į kurį suplaukia informacija iš sankryžų. Iš kiekvienos sankryžos, kuri yra pirmam koridoriui, mes gauname tokią informaciją, kuri skirta jau daugiau specialistams, kur matom, kaip kiekvienas šviesoforas dega realių laikų. Kuris dega raudonai, kuris raudonai su žaliu, kuris geltonai. Mes galim pamatyti, kad visas transportas, jau vienas dalykas, beveik tuščia Kalvarijų gatvė. Kas pajudėjo per žalią signalą iš Kalvarijų gatvės, jis įvažiuoja į tiltą, pravažiuoja visą tiltą ir iš šito mazgo išvažiuoja nekliudomai per žalią, taip vadinamą bangą, visiškai be problemų. Tai būtent pirmieji žingsniai, kuriuos darom tam, kad palengvinti situaciją. Ir šitas transportas yra vienas iš kertinių mieste. Jį suplaukia iš visų miesto rajonų. Pavykus jį gerai sureguliuoti, transporto spūstys po biškį bus nukeliamas toliau nuo centro ir sprendžiamas problemas tenais ir situacija tikrai gerėja. Vilniaus mieste daugiau kaip 50% šviesoforinių sankryžų ir valdiklių buvo dar iš tarybinių metų, kurie galėjo dirbti tik tai vienu ritmu nustatytų, kaip aš sakau, inžinierius atėjęs su atsuktuvu nureguliuoja su laiko reilėm ir viskas. Dabartinė sistema ir valdikliai leidžia turėti 4, 5, 6 programas, tai yra rytinio piko, dienos, vakaro, naktinės programas ir galima dieną skaidyti dar į kelis periodus, kad efektyviai išnaudoti tą infrastruktūrą, tas sankryžas, kurios yra. Nes gatvių pralaidumas mieste yra daugmaž pakankamas, pagrindinės spūstys susidaro prie sankryžų ir ypač tokiuose sudėtingose, kaip pavyzdžiui, operos ir baleto teatrai. Tai yra eismo jutikliai, video detektavimas, viešo transporto prioritetų sistema. Realiai 650 autobusų, troleibusų bus instaliuoti, turės daviklius ir kai jie artės prie sankryžų, jie gaus prioritetą pravažiuoti per sankryžą. Tai mes pagreitinsim keleivių vežimą. Vienas iš geriausių rodiklių yra viešo transporto greitis, kuris pritraukia keleivius į viešą transportą ir taip vairuotojai persėda iš automobilių.